iš visų tų klausimų, kur čia matėme ekrane, trumpai pabandysiu atsakyti į klausimą, ką mokslas, tai yra Lietuvos aukštojo mokslo institucijos, gali įnešti į daugiakalbės paslaugas, į digital single market, jau neatsimenu, kaip lietuviškai verčiasi. Bendroji skaitmeninė rinka. Bendroji skaitmeninė rinka. Gerai, tai tada labai trumpai, kadangi esu mokslininkas ir praktikas, puikiai žinau, kad paprastai į mokslą žiūrima kaip, kad tai yra kažkas tarp dangaus ir žemės, kas yra nutolę nuo realios praktinės naudos. Iš ties Lietuvoje su kalbos technologijomis situacija yra kiek kita. Daugiakalbės paslaugos yra būtent ta šauni erdvė, kur sueina į sklandų dialogą trys sektoriai – mokslas, viešasis ir privatus. Viešasis, kaip taisyklė, savo rankose turi politinius sprendimus ir finansinius įrankius. Mokslas Lietuvoje turi savo rankose technologinius sprendimus ir įdirbį. Čia, aišku, ponia Renata man paprieštarautų tikriausiai, gal per daug bendrinis apibendrinimas, bet iš ties Lietuvos rinkoje yra tik tai kelios mažos įmonės, kurios specializuojasi kalbos technologijose. Lietuvių kalba yra nekomercinė, dėl šitos priežasties tiek Lietuvos, tiek užsienio verslo jinai yra mažai įdomi. Na, o todėl šiandienai verslas daugiausiai savo rankose turi žmogiškosius išteklius, kurių pagalba mums padeda tas paslaugas įdiegti. Ar mūsų kuriamos tos, kad ir nemokamos paslaugos gali būti naudingos? Kaip nebūtų keista, mes moksle irgi jau išmokstame mąstyti kitaip. To mus mokina Europa, pavyzdžiui, mes esame įsijungę į Clarin europinį tinklą ir jau metai laiko europiečiais mūsų reikalauja, sako, visai neįdomu, iš fundamentikos taško, įdomu, kiek tekstynas turi žodžių. Taip, man svarbu, kad mūsų tekstynas internetinis turi milijardą žodžių, o bendrinės kalbos tekstynas turi 200 milijonų žodžių. Kaip kalbininkas, taip aš jau erdvę tyrimams turiu. Bet iš pridėtinės vertės taško ir paslaugos taško svarbiausia, kiek tie žodžiai ir kiek jų yra įveiklinti įvykyje. Būtent tai kuria pridėtinę vertę. Ir štai tada mes, mokslininkai, pradėjom galvoti. Taip, iš kalbinio taško tie tekstynai yra svarbus tyrinėti kalbą. Tačiau kitaip pasižiūrėjus, yra angliškai tai vadinasi Corpus-Based Computer Assisted Language Learning. Ir šitoje vietoje tada tekstynai panaudojami mokinti kalbą. Tai yra inovatyvi, pažangi technologija kalbų mokymo. Ir tokiu būdu tada mūsų tie tekstynai, mūsų kirčiuoklės gali būti sklandžiai jungiamos į kalbų mokymosi tinklą. Ir iš kitos pusės, iš tų pačių tekstynų mes galime pagaminti kalbos modelius, kuriuos galime perduoti mašininio vertimo sistemomis, nes, kaip pakomentuos teisininkė, dėl kai kurių Lietuvos teisinių sistemų mes ne visiškai dar galime keistis ištekliais. Nors pliusas dar mūsų mokslininkų indėlis į šitų paslaugų kūrimą yra tas, kad viskas, ką kūrime, yra atviro kodo ir taip teikiama nemokamai. Deja, kaip jau sakiau, dėl kai kurių teisinių problemų ne viską galime pateikti nesaugojimo autorinių teisių. Ačiū uždėmesį.